Taip, tai sveikinimai visiems dar kartelį prisijungusiems į dar vieną ICF Lithuania organizuojamą renginį ir labai smagu matyti tiek daug žmonių ICF pasaulio mastu organizuojamų renginių savaitėje ir mes juokaujame, kad esame galbūt vienintelė profesija pasaulyje, kuri turime net savaitę laiko trunkančią profesinę šventę. Ne vieną dieną, bet visą savaitę. Tai visų jūsų laukiame labai visą šią savaitę renginiuose, kur turėsim pačių įvairiausių iki šeštadienio. Ir šiandien man labai labai smagu pristatyti Džiugintą, su kuria mes esame darbavęs ir komandoje, ir kūrę pokyčius ICF Lietuva valdyboje dar 2018 metais ir turėję tokį labai gražų pokytį, išaugimo didelį mūsų narių. Ir kitas, tai turbūt stebėdama Džiugintą tave, tai man kažkaip labai jaučiasi visada tas tavo gražus tikslingas ėjimas ir tiek su coachingu ir apimant lyderystę. Ir kitas žodis, kas šiandien tavo pranešime, tokia lyderystė ir pokyčiai ir vadovavimas. Tai aš nebejoju, kad šiandien bus labai įdomus pranešimas, bus labai praktinis pranešimas, nes tai nėra žodžiai, apie kuriuos galbūt tu esi tik tyrinėjusi iš šono, bet aš puikiai žinau, kad tu tame gyveni. Tai neužimdama eterio, tikrai skatinu visus, nežinau, ir klauskite, ir į chatą rašykite, ir tada Džiuginta daugiau papasakok apie tave ir nekantraujam turbūt visi išgirsti. Ačiū tau labai, Gerda, ir tikrai man didelis džiaugsmas ir garbė, kad galiu prisidėti prie šitos savaitės. Tai yra tikrai fantastiškas, didelis renginys vykstantis visame pasaulyje ir norisi visur sudalyvauti. Tai džiaugsmas, kad technologijos leidžia po to įrašus peržiūrinėti. Tai ir jūs nepergyvenkite, bus įrašas ir mes jau jį darome. Tai iš karto nieko nelaukdama, kaip sakant, dalinuosi skaidrėmis. Tai būtent mes esame Tarptautinės coachingo savaitės renginyje ir šiandieną man didis džiaugsmas, kad aš atstovauju ne tik tai ACF-ą, tai yra organizacija, kuri šiemet jau švenčia 30-metį ir tikrai tai yra nauja profesija, nors jau 30 metų, nauja profesija ir esu jos atstovė, bet prieš tai mano pačios, kaip tu sakei, Gerda, jo karjera, praktinė karjera buvo organizacijose, teko vadovauti ne vienam ir skyriui, ir padaliniui, ir organizacijai įvairiose vadovaujančiose pozicijose virš 20 metų ir ta mano patirtis susikaupė būtent iš patirties tiek pačios, tiek auginant kitus vadovus ir tas coachingas tapo natūralus troškimas būti geresniu žmogumi ir padėti žmonėms organizacijoje. Ir coachingas tapo mano ta profesija, su kuria jau keliauju pati dabar taip 8 metai turbūt su coachingo profesija, o šiandieną savo pranešime aš atstovausiu dar vieną organizaciją, tai yra ProSci, ir kuri taip pat yra pakankamai jauna, virš 25 metų. Šita organizacija yra Professional Science, jos pavadinimas išsišifruoja ir jinai būtent fokusuojasi į pokyčius organizacijose ir atlieka tyrimus visame pasaulyje. Būtent kas yra susiję su pokyčių disciplina, pokyčių vadyba. Ir mano patirtis būtent pažinus coachingą ir pažinus ProSci metodiką labai gražiai susipynė ir susijungė ir tiesiog norisi nuoširdžiai pasidalinti, kaip prasiplečia matymas vadovo darbe, kai supranta, kaipgi tie pokyčiai vyksta ir šiandien aš pasidalinsiu būtent su jumis ProSci tam tikrais metodikos žingsniais, kurie galbūt padės vadovams būti geresniais tais pokyčių lyderiais, tais sėkmingais pokyčių lyderiais. Man tai dar būtų labai smalsu, matau didelę auditoriją, jeigu į chatuką galėtumėt parašyti, kas yra šiuo metu vadovai, tai vienetuką parašykit, kas coachingo atstovai dvejetuką, o kas ir tą atstovauja, tai parašykit nuliuką. Tai būtų tiesiog smagu maždaug pamatyti, kas čia pas mus susirinko.
nes vis tiek nukreipta daugiau mano pasidalinimas bus vadovams, lyderiams organizacijose. Ok, matau vienetukai. Vienetukai ir nuliukų yra labai gerai, reiškia, jau yra ir coachingas, ir vadovavimas, ir tai jungiasi. Labai smagu matyti, na puiku, puiku, kol jūs rašote, tai judu toliau. Tai mūsų šios dienos visas mano pasidalinimas, jisai truks maždaug valandą su trupučiu ir paliksime laiko jūsų klausimams. Tai kviečiu likti iki pabaigos, nes pabaigoje dar norėsiu pasidalinti ir galimybę jums laimėti dovaną, kad jūs galėtume dar labiau praktiškai pritaikyti tai, ką išgirsite šiandieną. Na ir iš karto judu prie, taip, minutėlė, techniniai visi dalykai, judu prie pasidalinimo, kad aš atstovauju dabar šiandieną ne tik ACF, bet taip pat ir ProSai, tai yra organizacija, kuri atlieka visam pasaulyje tyrimus ir būtent pokyčių vadybos metodikas, apie pokyčių vadybos metodikų pritaikomumą, ir tos metodikas aš jums šiandien ir pristatysiu. Ir iš karto norisi jums pasidalinti tyrimais, ką sako, kai organizacijoje vyksta tyrimai, kaipgi gyvuoja vadovai. Tai tyrimai visame pasaulyje atliekami ir sako, kad dėja beveik 2 iš 3 vadovų teigia, kad organizacija neparuošė jų, kai vyksta organizacijoje pokyčiai. Ir esant kažkokiems tai pokyčiams, natūralu, kad vadovams atsiranda kažkokių papildomų užduočių, papildomų rolių ir dažnai jie nežino, ką jiems reikia daryti. Ir tie patys tyrimai atskleidžia, kad yra tos papildomos rolės, kai yra pokytis organizacijoje. Tai kadangi turime vienetukų, tai turime vadovų, tai vat kaip jūs jaučiat jau iš savo galbūt patirties, irgi kviečiu rašyti į čatuką, kokios papildomos rolės, tie vaidmenys be savo kasdienio darbo atsiranda vadovui, kai organizacijoje yra pokytis. Vat kaip jūs manote? Tai kol jūs rašysit, jūs taip klausykit ir galvokit, aš truputį noriu pereiti prie to, kad susivienodinam truputėlį terminus, kasgi yra tie pokyčiai, kas yra tas pokytis. Tai paprastai labai paprastu būdu žiūrint, ne, tai perėjimas iš ten, kur esame dabar, kažkokia yra dabartis, kuri mūsų netenkina, mes norime pereiti į tą žalią, gražią, ten žinot, kur ta žolė žalesnė, kažkokia tai, į tą žalią ateitį. Ar tai būtų naujos sistemos organizacijų diegimas, ar tai būtų padalinių sujungimas, galbūt pavaldumų keitimas, galbūt atskirimas padalinių, dabar labai populiaru didelėse organizacijose visą savo support funkcijas, administraciją iškelti į atskirą įmonę, ir tai jau yra pokytis, nes taip kaip dirbome dabar, ta raudona mūsų būsena, jinai turi keistis į tą žalią būseną. Mes pradėsime dirbti kažkaip tai kitaip, ne? Ir nesvarbu, ar tai bus proceso pasikeitimas, pavaldumo, pagaliau patalpų, ne? Kiek daug buvo diskusijų po COVID-o, ne? Kad visi priprato dirbti namo, nieks nenori tos ofisus grįžti, ne? Vėlgi tas yra pasikeitimas. Tai pokyčių vadybos, per pokyčių vadybos prizmę, žiūrint truputį giliau, ne, tai visų pirma, tam, kad vyktų pokytis, mes turėtumėm turėti priežastį, ne, dėl ko mes norime daryti tą perėjimą iš dabartinės būsenos į tą naują būseną. Ir kai organizacija nusprendžia, kad mes norime tai daryti, natūralu, kad yra ta techninė dalis, tai yra projekto kažkoks tai aprašymas. Aš čia truputį einu į teoriją, kad mes susivienodintumėm terminus ir suprastumėm, apie kokius mes čia kalbėsim vėliau vadovo rolės. Tai yra ta techninė pusė, tai yra mes apsirašome, ką mes keisime, kokie mūsų terminai, kokios mūsų tarpinės stotelės, tie vadinami milestone'ai. Ir tai yra elementari pokyčių, tai yra projektų vadyba, ir būtent projektų valdymui yra labai dažnai paruošiami tie planai pokyčių. Bet šalia to yra kita pusė, tai yra vadinama žmogiškoji pusė, kur dėl to vadinamo pokyčių, dėl to, kad mes kažką keisim, žmogui reikės kažką tai pradėti daryti kitaip.
jam reikės įsitraukti į naujus procesus, naujus pavaldumus, naujos patalpos, naujos sistemos. Jis turės prisitaikyti ir jis turės adaptuotis prie tos naujovės ir pradėti naudoti. Tai va ta žmogiškoji pusė ir techninė pusė, kai jos susijungia, tai mes galime sakyti, kad tada projektas yra iš tiesų sėkmingas. Bet labai dažnai ta žmogiškoji pusė, jinai kažkaip atrodo, ką tyrimai, aš taip sakau labai dažnai, nes tyrimai tai atskleidžia, kad, kažkaip tie žmonės prisitaikys, kažkaip adaptuosis. Gal vadovas ten su jais padirbės, pakalbės, ne, ir jie kažkaip, priims tą pokytį. Tai labai dažnai paliekama HR-ui šitą funkciją, kad, jūs ten kokius mokymus organizuokit, kad jie čia greičiau prisitaikytų. Tai čia aš kalbu iš praktikų, iš real case'ų studijų ir būtent tai rodo tyrimai, tai mūsų būtent pokyčių vadybos disciplina ir prosai visa metodika, jinai koncentruojasi į tą žmogiškąją pusę. Ir čia man labai gražiai atsiranda ta coachingo dedamoji, nes pirmiausia organizacijose svarbus yra žmogus. Ne? Ir tuoj pamatysit daugiau, kaip tai gražiai susipins šitos dvi nuostabios viena kitą mano akise papildančios teorijos. Tai atsiranda ta žmogiškoji pusė, kurią mes ir siekiam padėti organizacijom, vadovams išmokti rūpintis, išmokti išgirsti, išmokti žmonės įtraukti, sukurti jiems tą erdvę iš tiesų, kad žmogaus pokytis įvyktų. Nes kaip ir coachinge mes padedam žmogui pereiti kažkokią tai kelionę, vidinę kelionę, kad įvyktų jo gyvenime pokytis. Taip ir organizacijoje, kai vyksta pokytis, žmogus turi pereiti, ne tik tai išmokti, kaip sistema nauja veikia, bet jis turi viduj savo pereiti per vidinę kelionę, kad įvyktų tas pokytis. Ir vėlgi tie patys tyrimai rodo, kad jeigu organizacijos pasiekia tų rezultatų 7 kartus savo projektų sėkmė jų padidėja, jeigu jos apjungia šitos du faktorius, tai yra projektų valdymą ir pokyčių valdymą. Bet organizacijos pasiekimai, tai nėra kažkoks tai organizacija kaip objektas, tai yra žmonės. Ir ką sako vienas iš tyrimo objektų irgi buvo būtent kaip veikia komandos sporte, ne, tai kad organizacijos pasiekimai yra kiekvieno individo bendrų pastangų rezultatas. Tai vadinasi, žmogus, jisai turi dėti kažkokias tai pastangas, kad organizacija pasiektų tą pokytį. Ir kaip tai atrodo iš tiesų, ne? Kaip sakiau, įsivaizduoja organizacija, kad pereinam iš dabarties į tą žalę, gražią mūsų ateitį, bet iš tiesų pokytis, jisai vyksta tokiuose, ne tam vienam dideliam kvadrate, bet tie maži kvadračiukai, įsivaizduokit, kai tai yra darbuotojai, tai yra žmonės. Ir jie pradeda keliauti per tą pokyčio kelionę ir kas nutinka? Jau kažkur tai to transformaciniai fazai nubyra žmonės. Ir į tą ateitį ateina jų mažiau, o gal dar mažiau. Bet tai nereiškia, kad jie išeina iš organizacijos. Tai reiškia, kad jie tiesiog nespėja viduj prisitaikyti, jie galbūt nesupranta, kodėl tas pokytis yra, jie galbūt neturi palaikymo, neturi erdvės savo vidiniams pokyčiams įvykti. Ir jie tiesiog arba tampa pasyviais stebėtojais, tai būna kartais tas pasyvus toksai tylus pasipriešinimas, kai jie nedalyvauja. Pavyzdžiui, organizacija įdiegė naują sistemą, galvoja, kad mes turim dabar naują sistemą, bet pasirodo, kad pusė darbuotojų net nesinaudoja, nes jiems yra ten per painu ir sako, kam čia mums reikia, mes 10 metų dirbom vienaip, kam mums čia dabar reikia kažką daryti kitaip. Ir kokia yra realybė, vėlgi čia truputį šaržuojant, dažniausia, ką daro organizacijos, kaip jos įgyvendina, sako, mes skelbia apie pokyčius, ateina mailas pirmadienį, apie tai, kad vyks mokymai antradienį, apie pokytį, kuris prasidės trečiadienį. Čia truputį šaržuojant, bet iš esmės, kas tada nutinka? Žmonės gauna e-mailą, kad dabar bus kažkokie mokymai, kažkas tai vyks. Ir ką jiems dabar daryti? Kur jie tada kreipiasi? Ir štai čia tada atsiranda jo vadovo
rolė. Žmonės nori išgirsti iš vadovo paaiškinimo apie tą emailą, apie tai, kas čia keisis, ne? Ir štai vadovui atsiranda tos visos papildomos rolės ir funkcijos, ir mes po truputį prie jų prieisim, tai noriu ir pasižiūrėti, ką jūs parašėte, kas atsiranda, kokios funkcijos papildomos vadovams, vaidmenys, ne funkcijos. Matau, rašot vizionierius, mentorius, psichologas, strategas, neretai taip atsiranda terminai griežtesni, temptos emocijos, dvigubas darbo krūvis, na galima ir taip žiūrėti, koordinatorius, organizatorius, kaučas, psichologas, komunikatorius, motivatorius, pavyzdžio rodymas. Taip, dauguma tikrai teisingai numatot, jau iš patirties turbūt kalbate, aš taip įtariu. Tai ką rodo tyrimai, ne? Kad būtent Prosai atliko tyrimus ir nustatė 5 papildomas rolės arba papildomus vaidmenis šalia savo kasdienių pareigų, kad turi atlikti vadovas. Tai angliškai sudėta šitie 5 vaidmenys į pavadinimą Clark, tai yra trumpinys pirmųjų raidžių, o papasakosiu, ką tai reiškia lietuviškai. Ir mano iš karto kvietimas, kadangi esate čia nemažai vadovų, kai aš pasakosiu dabar apie šitos 5 vaidmenis, pabandykit savo įsivertinti skalėje nuo 1 iki 10, kiek jūs jaučiatės, kad galite sėkmingai atlikti šitą vaidmenį. Vat savo organizacijoje, jeigu joje vyksta pokyčiai, tai vat nuo 1 iki 10 kiekvienu savo asmeniškai, nereikės čia mums pristatinėti, bet savo asmeniškai daugmaž, kad jūs galėtumėte iš karto pasitikrinti. Tai pirmasis vaidmuo tai yra būtent tas komunikatorius ir nemažai čia jūs ir parašėte, ne, kad papildomai reikės komunikuoti, bendrauti. Taip, tai yra būtent vadovas, jis yra tas, kuris tas visus emailus, tas gražias vizijas išverčia žmonėms į jų kalbą. Taip sakant, į žmonių kalbą, kas iš to tam darbuotojai, kas jam keisis, ką jis turės kitaip daryti. Ir čia šita rolė, tas vaidmuo, jisai tampa labai svarbus vadovui mokėti su žmonėmis, reiškia, eiti į tą ryšį ir kontaktą ir girdėti žmonės ir gebėti jiems ištransliuoti tą žinutę jų kalba, ne aukščiausių ten akcininkų, reiškia, lygmenio žinutėmis, bet tiesiog žmonių kalba, paprasta kalba, ką reiškia tam žmogui ir pasikalbėti su juom. Kita rolė tai yra tarpininkas. Tarpininkas tai reiškia, kai yra kažkoks tai pokytis, neretai vyksta įtraukiami skirtingi, pavyzdžiui, padaliniai, ne, ten projektų valdymo padalinys arba IT departamentas ar personalo skyrius, ne, tai jis turi tapti tarpininku, kuris geba savo žmonių tas žinutes nunešti ten, kur reikia, ne, jeigu jos yra vertingos ir galbūt laiku padaryti kažkokius tai korekcijas tame pokytį ir lygiai taip pat ištransliuoti, jeigu tai yra tarp skirtingų padalinių vykstantis pokytis, liečia tiek vienus, tiek kitus, reiškia, gebėti apjungti, ne, kad nebūtų labai dažnai organizacijose ir būna, sako, ai, tai čia jie prigalvojo, tai jie tegul ir daro. Mums tai čia neįdomu. Tai va, tai atsiranda ta tokia tarpininko rolė ir vėlgi čia gebėti, kalbėti su žmonėm, girdėti, užduoti tinkamus klausimus. Advokatas, tai va čia kažkas labai iš jūsų irgi gražiai paminėjot, kad turėtų būti tas motivatorius ir pavyzdžio rodytojas. Tai taip, vadovas, jis pats turi visų pirma tikėti ir atstovauti, advokatauti tam pokyčiui, jis pats turi demonstruoti savo elgseną, kad okei, aš esu su jumis, aš jūs girdžiu, bet aš taip pat ir tikiu šituo pokyčiu ir tikėti tuo pačiu, kad tai, kas vyksta, mums visiems bus naudinga, nes žmonės labai jaučia savo vadovo poziciją ir tikrai šioje vietoje apsimetinėjimas visiškai netinka, jeigu pats vadovas netiki. Pasipriešinimo valdytojas, tai reiškia gebėti su žmonėmis suprasti, kada jie dėl ko priešinasi. Kartais žmonės tyliai nieko nesako, tai nereiškia, kad jie su viskuo sutinka. Ir 5. vaidmuo tai yra tas treneris arba
ugdytojas, ane, tas ugdomoji lyderystė. Tai va čia ugdomoji lyderystė, tas coachingas, ane, ir jisai persipina tada per visus šitos vaidmenis. Tiek pasipriešinimo valdytojas ypatingai jis turi gebėti su žmogu išgirsti jo baimės, gebėti tas baimės jam įsisąmoninti ir per klausimus užduodant padėti jam pereiti per tas baimės. Ir smalsu jau man iš karto, ar pavyko jums identifikuotis sau kažkokius tai vaidmenis, kur surinkote mažiau balų. Vat, atkreipkit tada iš karto dėmesį, ko galbūt jums trūksta. Mes judam iš karto toliau, bet toje skalėje nuo 1 iki 10, jeigu įsivertinote, tai pasižiūrėkit, kurie iš šitų 5 vaidmenų surinko mažiausiai, nu tarkim 2 mažiausiai surinko. Ir pagalvokite tada, ko jums trūksta. Jeigu gali, tai būtų smalsu, jeigu pasidalintume, tarkime, kurie 2 surinko mažiausiai, ko jums trūksta tada, ar žinių, ar patirties, ane, tai taikant, galbūt praktikos daugiau, o galbūt tiesiog motyvacijos, nežinote, kaip tai daryti ir tiesiog baisu tai daryti, nes dažniausiai vadovai, ką ir daro, tai vengia situacijų, kurios bus nepatogios ir kur reikės su tuo žmogum viens ant vieno dabar kalbėtis, kur aš visiškai nebežinau, kaip suvaldyti jo klausimus, jo pasipriešinimą. O tie, kurie nesate vadovai, tai jums tada klausimas, kad irgi čia tuką parašytumėt, bet kaip jūs manote pagal tyrimus, kurie iš šitų 5 vaidmenų yra sunkiausi vadovams? Kaip jūs manote, ką rodo tyrimai? Tai irgi šiek tiek stabtelnu, noriu pasižiūrėti. Tarpininkas, rašote, ne, kad tarp 2 girnų. Pasipriešinimo valdyti. Kaip visi pasipriešinimo valdytojas, okei. Taip, okei. Tai pasipriešinimo valdytojas, nes mums atrodo, kad dabar čia kažką reiks prieš mus nusistatę, ne? Tai va čia praplėsiu vėliau, kaip prieisim, treneris, coacheris, taip. Ačiū, labai taikliai, tikrai turite patirties, jaučiasi, kad suprantat, jau patyrėte tai. Tai ką rodo tyrimai? Tai kaip mato, tyrimai atskleidžia, kad iš tiesų sunkiausia vadovams šalia savo tiesioginio viso darbo atlikti dar būtent tą trenerio, ugdytojo vaidmenį bei pasipriešinimo valdytojo. Ir būtent dėl to vadovai dažniausiai susifokusuoja tiesiog į užduočių atlikimą, į tą techninės dalies, atsimenat, kur rodžiau, kas reikalinga sėkmingam projektui, ir techninė dalis ir žmogiškojo faktoriaus valdymas susikoncentruoja į techninę dalį, kokios užduotis turi būti atliktos, kokie deadline'ai ir viskas. Ir jie vengia gilintis į žmogaus emocinę kelionę, nes visgi pokytis sukelia mumise ir baimės, ir nežinomybę, ir abejonės. Ir čia reikia tos erdvės, kad žmogus galėtų saugiai keliauti, tiek tas pasipriešinimas sumažėtų ir kad jį suvaldyti. Tai dažniausiai jie vengia ėjimo į tą dalį. Ir dar kita klaida yra, kad jie tiesiog ignoruoja savo šitos 5 vaidmenis, kad jie atsiranda, jie galvoja, kažkaip tas pokytis įvyks. Čia paskelbė, kažkaip įvyks, čia manęs neliečia. Tai galvoja, kad kaip dirbau, taip dirbu, ir tų papildomų vaidmenų, to proaktyvumo netgi ir nesiemu. Tai, kaip jau minėjau, organizacijos nesikeičia, keičiasi žmonės. Ir šitoj vietoj norisi dar truputį pasigilinti į ProSci metodikos tikslą, ir visa ProSci metodika, jinai sukasi aplink, čia aš nesigilinsiu, yra ProSci metodikos fazės, kaip mes padedam pasiruošti organizacijos žmonėm pereiti per pokytį, bet per patį vidurį noriu atkreipti dėmesį. Yra žvaigždutė ir ten yra pavaizduotas žmogeliukas. Ir čia yra visa esmė, kad per vidurį viso pokyčio yra žmogus.
Ir būtent žmogaus individuali kelionė mūsų metodikoje vadinasi ATKAR. Ir toj paaiškinsiu, kas tai yra. Ir va čia šitoj vietoje atsiranda būtent coachingas. Kai buvo atlikti ProSci tyrimai organizacijose, būtent nustatė, kad kai žmogus organizacijoje patiria pokytį, jisai pereina per skirtingas fazes, kas su juo vyksta. Ir tos fazės susideda į 5 gražias raides, tai irgi yra trumpinys, akronimas angliškų žodžių. Ir tai yra kelionė. Individuali žmogaus kelionė, per kurią dėja, arba nežinau ar dėja, o galbūt kaip tik tai yra smagu, kad gali palydėti vadovas, jeigu jisai geba sudaryti tam tinkamą erdvę ir taikyti va tą coachingo mąstymą, padėti žmogui pereiti per tą kelionę lengviau ir padėti jam keistis. Tai kągi reiškia tos raidės? Tai pirmoji A raidė tai yra suvokimas. Tai yra awareness, ir tai prasideda nuo suvokimo, kam dabar tas pokytis vyksta, kam jis iš viso yra reikalingas organizacijai. Ir kiek yra tam žmogui aišku, kad jisai eis į tą pokytį ir kas čia dabar pradės vykti. Ir šitoj vietoj atsimena tą skaidrę, kur rodžiau, kad atsiunčia e-mailą pirmadienį, kad mokymai antradienį. Tai vat šitoj vietoj labai svarbu vadovui suprasti, kad vien tai, kad mokymai vyks ir kas labai dažnai nutinka, žmogus neužsinorės dalyvauti tame pokytį. Jis turi turėti supratimą ir jam turi būti aišku. Tai vat sudaryti tą aiškumą ir padėti žmogui susivokti, kodėl dabar, kodėl pas mus, kodėl jisai mums reikalingas, kokios rizikos, jeigu mes nesikeisime. Ir šitoj vietoj netgi vakar turėjau labai tokį pokalbį su vadove, kuri jau pritaikė šitą būtent atkaro mąstymą su savo žmonėmis. Ten yra 2 įmonių susijungimas ir sako, mes tiek rūpinomės išorinę komunikaciją ir susitelkimu apie tai, kaip pateikti rinkai mūsų šitą sprendimą, kad iš tiesų mes pamiršome daugiau komunikuoti paprastą kalbą, kodėl tai svarbu mūsų žmonėms. Tiesiog apsijungti, bendradarbiauti ir tapti viena organizacija. Tai tiesiog paprastas suvokimas, kodėl svarbu žmonėms ir tai labai atneša didelį žmonių tada įsitraukimą ir norą dalyvauti toliau šitam pokytį. Kita raidė, D raidelė, tai yra desire. Tai yra, kai aš jau suprantu, kodėl yra reikalingas šitas pokytis, aš kaip žmogus, kaip darbuotojas, galiu priimti sprendimą. Ar aš noriu dalyvauti, ar aš visgi liksiu stebėtoju, ar aš nuspręsiu, kad ne, man nepakeliui su šitą organizaciją. Ir čia šitoj vietoj vadovo rolė irgi gali būti labai svarbi, kai jisai sudaro tą tinkamą erdvę žmogui išsakyti savo abejonės, kai vadovas geba užduoti tuos klausimus ir paklausti, ar tu tikrai supranti, kaip tu supranti, kas tau pasikeis, kaip tu supranti, kokia bus tavo nauja rolė, kokios tau pagalbos galbūt reikia iš manęs, kas tau svarbu šitame pokytyje. Ir visus šitos klausimus užduodant, žmogui pradeda dėliotis tą jo ateities viziją. Ir čia ne vadovas gali priimti sprendimą, taip kaip ir coachingė, mes nepriimam sprendimų už savo coachį. Čia žmogus pats priims sprendimą, ką jam toliau daryti. Bet jam yra sukuriama erdvė išsakyti abejonės, užduoti klausimus ir šitoj vietoj jisai priima sprendimą. Būtent čia. Ir tik tai tada mes pereinam prie K raidelės, apie kurią jau ne vieną kartą šiandieną užsiminiau ir kalbėjau. Tai yra knowledge, tai yra žinios. Ir čia tik tai atsiranda mokymai. Tik šitoj vietoj mes pradedam galvoti, tai kokių žinių ir įgūdžių reikia. Tai čia vyksta pokalbis vėlgi su žmogum. Kaip tu manai, kokių tau įgūdžių reikėtų, kokių tau žinių reikėtų? Kaip ta organizacija galėtų padėti, kad tu
priimtum šitą naują pokytį, ne? Ir čia vėlgi visiškai priešingybė nuo to, ką sakiau, kad gauna e-mailą pirmadienį apie mokymus antradienį, ne? Ir dėl ko mes turime rezultatą. Ir yra nemažai mano čia kolegų mačiau, ne, kurie veda mokymus įmonės ir tikrai esam patyrę ne vieną kartą, kai ateiname į įmonę ir mes turime pilną kambarį žmonių, kurie visiškai nemotyvuoti ir nesupranta, kodėl jie turi mokytis dabar šitų dalykų, kurie nenori, ir netgi dažnai tas mokymo erdvė tada susidaro tokia, kur jie išsikalba visą savo tą nepasitenkinimą, dėl ko tie mokymai čia organizuojami ir iš viso kas čia ką prigalvojo. Tai vat, labai dažnai tai vyksta būtent dėl to, kad buvo praleisti prieš tai buvę 2 žingsniai. Nebuvo sudaryta erdvė žmogui susikurti savo vidinio suvokimo ir savo vidinio sprendimo, kad aš noriu keistis, kad aš noriu būti dalimi šito, kad aš noriu dalyvauti ir aš esu pasiruošęs mokytis, augti ir plėstis kartu su savo komanda, kartu su savo žmonėmis, kartu su savo vadovais. Tai šiame žingsnyje būtent jau atsiranda naujų įgūdžių išmokimas ir jeigu žmogus yra motyvuotas, jeigu jis atradė savo tą vidinę motyvaciją, tai jis gali žengti dar vieną žingsnį, antrąją A raidę, tai yra jis turi jau tą ability, tą gebėjimą demonstruoti naujas žinias naujame elgesyje ir jis jau pradeda mėginti elgtis naujai, mėginti naudoti ten naują sistemą, mėginti galbūt vesti kitaip susirinkimus. Irgi, pavyzdžiui, dabar buvo vienoje organizacijoje su vadovais kalbėjom apie tai, kad norėtų, kad žmonės daugiau imtųsi iniciatyvos ir ateitų su idėjomis. Bet vadovo stilius yra direktyvus. Ir pats vadovas jis tiesiog nesuteikia erdvės išklausyti tų visiškai skirtingų idėjų, nes neturi įgūdžio ir nemoka, kaip suvaldyti, kai žmonės ateina su naujom idėjomis, tai galvoja, kad tik tai nuleidus idėjas bus geriausiai įgyvendinti. Ne? Tai vat vėlgi žmogus gali bandyti, jam buvo suteikti mokymai, gali bandyti, mėginti, bet tarkime nebus sudaryta erdvė jo gebėjimams pademonstruoti. Tai vėlgi turėtų būti suderinamumas ir iš vadovo turi būti palaikymas, kad okei, tu dabar jau praėjai mokymus, ko dar tau reikėtų, ne, kad tu pradėtum demonstruoti savo naują elgseną, kaip aš tau dar galiu padėti, ko dar tau trūksta. Ir visi tokie klausimai iš vadovo iš esmės turėtų ateiti kaip parama darbuotojui, tam, kad mes ateitumėm į 5-ąjį etapą, į 5 žingsnį, tai yra R raidė ir tai reinforcement arba įtvirtinimas. Bet visi veiksmai ir tikimybė, kad tai, ką žmogus išmoko, tai, ką jis norėjo, pagaliau užsinorėjo, suprato ir jis nori taikyti ir jis pradeda taikyti ir tai taps jo, taip vadinamas tas new normal, ne? Kad jis jau neatkris ir negrįž į tą seną. Ne? Ir labai dažnai nutinka taip, kad žmonės neįtvirtina, nėra sistemos, pavyzdžiui, nėra kažkokių tai atšventimų, pripažinimų, vadovo palaikymo. Ir žmogus galvoja, tai ką aš čia stengsiuos, nes naujai elgtis, visgi patys žinom, kiek formuojasi nauji įgūdžiai, naujos elgsenos, nauji įpročiai, tai yra, kiek formuojasi, kad reikia tos tinkamos aplinkos ir žmogui pasikeisti, labai svarbu turėti tą palaikymą, kitiems galbūt reikia pripažinimo, galbūt reikia kažkokios tai sistemos, pamatavimų, galbūt KPI-sų kažkokių tai, kurie užtvirtins, kad okei, va dabar ta naujas tas pokytis, va ta mūsų žalia, graži, pageidautina ateitis, jau jinai yra pas mus, jau mes iš mūsų elgsenos mes galim pamatuoti ir sakyti, va, čia šitaip mes gyvename. Taip, ir viskas viename lape, bus dar kita skaidrė viename lape su daugiau tipsų, bet iš esmės tam, kad vadovas įgyvendintų tą coacherio arba pasipriešinimo valdytojo vaidmenį, kurie jam pakankamai yra sunkus, jis turi suprasti, kad žmogus, taip kaip ir jis pats, ne, jis turi keliauti visą šitą kelionę. Jis turi suprasti, kodėl reikia to pokyčio,
tada nuspręsti, kad jisai dalyvauja tame pokytyje, tada suprasti, kokių jam žinių reikia, kokios jo yra, reiškia, vidinės tos baimės, kur jam reikia pasimokyti, ką jam reikia pakeisti ir tada pradėti demonstruoti tas įgytas žinias praktikoje, kur turi turėti tos erdvės, kad jo demonstruojamos žinios praktikoje būtų palaikomos ir įtvirtinamos kaip nauja elgsena. Tai va čia tokia kelionė. Ir šioje vietoje stabtelnu, pasitikrinu klausimų. Jo, ar tai yra linijinis procesas, Aušra klausia. Tuoj, manau, atsakysiu Aušra šitą klausimą, pamatysite. Kaip ir viskas, kas vyksta žmogaus viduje, jisai net, tai nėra proto pamatuojama kažkokia tai nuo A iki B. Ne? Mūsų vidinės kelionės jos yra tokios netiesia vyksta. Ir turbūt va čia atsakymas ir bus toliau į jūsų klausimą, kad visgi žmonės keičiasi skirtingais tempais ir vadovai tai turi suprasti. Ir vieniems užtrunka ilgiau galbūt suvokimo įgyti, kitiems ilgiau užtrunka padaryti sprendimą. Jeigu žmogus dirba daug metų ir tikrai girdžiu labai dažnai sako, vat, tie, kurie žmonės dirba daugybę metų organizacijų, sako, kodėl aš čia turiu dabar keistis, ne? Jisai gal ir supranta, bet žmogui nesinori, nes jam taip yra patogu, nes kai pokytis tai yra išėjimas iš savo komforto zonos, ne? Tai, vat, tai vyksta labai skirtingais tempais, kiekvienas iš etapų trunka ir taip pat tarp žmonių labai skiriasi. Vieni greičiau įsitraukia, kitiems reikia daugiau laiko. Ir mes vadiname tai barjero tašku, reiškia, jeigu grįžti dar čia, tarkim, jeigu įsivaizduoti, kad tai yra laiko linija, tuo pačiu metu skirtingi žmonės, jie yra skirtingoje vietoje. Jeigu buvo va čia paskelbta apie pokytį, liktai su visais pakalbėta, padarytas pristatymas, gal ten town hall meetingas kažkoks, tai gal visi žmonės turėjo viens ant vieno pokalbį su savo vadovu ir jau pas kai kuriuos tai atsirado suvokimas, pas kitos dar nėra, nes jiems galbūt trūksta dar kažkokios tai informacijos, ne? Pas kitus vat, jau atsirado ir noras prisijungti. Tai vat, labai skirtingai aktyvuojasi taip pas žmonės ir mes tai matuojame nuo 1 iki 5 ir skalėje kiekvieną raidelę, kad įsitikinti, kur dabar yra ta komanda arba kiekvienas individualus žmogus toje komandoje, kad parinkti, kaip mes kalbėsime su tuo žmogumi. Ir jeigu dabar barjero taškas pas žmogų yra A, tarkime, čia pavyzdys, jeigu jau yra A arba D žmogaus, tai mes jį siūsime į mokymus, tai bus rezultatas tokį, kur aš pateikiau pavyzdį, ne, kur ateina ir niekas nenori dalyvauti tuose mokymuose, nes dar nėra supratimo, kodėl man čia to reikia ir kas man iš to. Kas man iš to ir kodėl man tai turi būti svarbu dabar čia šitam pokytį dalyvauti. Ir va čia yra atsakymas, Aušra, labiausiai jūsų turbūt klausimą, kad tai nėra linijinis, tai yra būtent svyravimai vyksta pradžioje projektų, kai yra pristatymas, kai žmonės įtraukiami, visi turi tos pokalbius, palaikymą iš vadovų, yra surenka, pradžioj dažniausiai surenka daugiausia balų būtent awareness ir desire, tai yra tame suvokime ir troškime, paskiau žmonės, sakykime, dalyvauja mokymuose, sužino daugiau apie tai, ką jiems konkrečiai reikės daryti, kas pasikeis jų darbe ir gali būti, kad jie atkrenta, ne, aš taip sakau, atkrenta, bet jie grįžta į barjero tašką ties D arba kartais ties A, nes įgavę daugiau žinių, ne, ir čia vėl tada vadovas turėtų taikydamas tas coachingo žinias, savo gebėjimą kalbėti, sudaryti erdvę žmogui, išsakyti savo abejonės, baimės, kažkokius tai tos vidinius barjerus padėti jam įveikti, kad to judėjimo, reiškiasi, nebūtų atgal, ne, kad galėtų judėti ir toliau ir pereiti po mokymų, pradėtų demonstruoti tuos gebėjimus savo ir taikyti ir paskiau, kad įvyktų tas vadinamas reinforcementas. Tai šitoj vietoj man norisi pakviesti jūs, va dabar, tarkim, pagalvokite apie kažkokį tai
žmogų. Mes galėsim pabandyti iš karto ir apie kažkokį tai žmogų, kur norėtumėt, kad jisai įgyvendintų, nu, vat, jisai prisijungtų prie kažkokio tai pokyčio. Tai nebūtinai gali būti žmogus iš jūsų organizacijos, ane, bet vat, pabandykim dabar praktiškai pritaikyti vat, atkaro modelį. Galbūt šeimoje kažkas, tai vat, norit, kad pradėtų kitaip elgtis, ane, galbūt kažkoks tai kaimynas, kuris nuolatos, nežinau, vakarais garsiai leidžia muziką arba net ten stato mašiną, galbūt kažkas tai iš jūsų giminaičių kažkaip kitaip elgesi, o jūs norėtumėt, kad jie pradėtų kitaip su jumis ten kalbėtis. Pagalvokit apie tokį vieną žmogų, pasirinkite tą žmogų. Turite, tie, kurie įsijungia kameras, palinksėkit man galvą, ar turit mintyse tokį žmogų? Turit, ok. Tai ir dabar pabandysime su jumis įsivertinti nuo 1 iki 5, vat, pavyzdžiui, pirma raidelė A. Tai kaip jūs manote, kiek tas žmogus supranta, ko jūs iš jo norite? Vat, kodėl reikia šito pokyčio, ne, ir ko jūs iš jo norite? Kaip manot, koks jo yra supratimas nuo 1 iki 5? Čia tai pabandykit įsivertinti. Nu ir pasirašykit savo. Tarkim, jau daug kartų kalbėjote, jau daug kartų aiškinote, jau daug kartų apie tai buvo diskutuota, tai turbūt jau bus kažkur 4-5. Jeigu nie karto nekalbėjo, tik tai nuolat galvojat ir pykstate, tai turbūt tas suvokimas gali būti ties 1-2, ne? Suprantate, ne, kaip tai balus tuos rašyti. Tada pereikim prie D raidelės. Kaip jūs įsivaizduojat, kiek tas žmogus nori imti ir keistis? Kiek jam tai irgi yra svarbu, kad vis pradėtų naujai elgtis, kad pradėtų taikyti tai, ko jūs iš jo norit. Kiek jisai pats jau yra pasiruošęs tame dalyvauti. Irgi nuo 1 iki 5 vienetas visiškai netrokšta, visiškai jo tai nemotyvuoja. Nu, 5 jau jisai tikrai yra motyvuotas, nori ir jums pats sakė, kad nori ir jūs tai esate iš jo girdėję. Ne? Toliau kita raidelė, kiek jisai turi žinių, ne? Kiek jisai žino, kaip tai padaryti, ne? Ką reikėtų daryti. Irgi pasirašykit nuo 1 iki 5, 5 tikrai žino, sugeba ir turi pakankamai žinių, vienetas, reiškiasi, visiškai neturi žinių. Atitinkamai tada antra A raidelė, gebėjimai, ability, ne, kiek jisai, kaip matot, jisai gebėtų taikyti tas savo žinias ir jau daryti tą veiksmą kitaip, ne, ar jisai turi gebėjimą būtent daryti, elgtis kitaip. Irgi nuo 1 iki 5 vienetas, kur visiškai ne, 5, kuris tai tikrai turi gerus gebėjimus ir galėtų daryti kitaip. Na ir paskutinis 5, reiškiasi, kiek yra sistema, veiksmai kažkokie paremiantis, kad tas elgesys būtų tvarus, ne, kad ne vienkartinis, kad jisai nuolatos jau pradėtų taip naujai elgtis, kad yra jau kažkokia tai jam aiški pritaikoma pamatavimo galbūt sistema, motyvacijos galbūt sistema, galbūt ten kiekvieną kartą duosite saldainį, ne, ten jeigu vaikas kambarį susitvarkys ir panašiai. Tai čia bet kokiam kontekste tas pokytis. Na ir dabar pasižiūrėkime, kas pas jūs gavosi. Ne? Kas pas jūs gavosi, turėjote gauti 5 skaičiukus. Tai jeigu kažkas tai galėtumėte į čatuką įrašyti tuos 5 skaičiukus, tai tiesiog pakomentuosiu truputį apie tą barjero tašką. Ne? Tai kad būtų, galite ir įsijungti mikrofoną, pasakyti, man nereikia nei žmonių vardų, nei situacijos, jūs tiesiog skaičiukus parašykit, 5 skaičiukai, kaip jie gavosi iš eilės. Tai kas čia kažkas pirmas parašė. 3, 1, 2, 4, 2. Ačiū, Karolina. Tai kaip jūs manote, kuri raidė pas šitą žmogų yra barjero taškas? Kur jis tai labiausiai stringa? Aš jums pasakoju apie barjero tašką. Tai kol kas užteks, žinokit, apie barjero tašką pasakojau, tai motyvacija, Karolina sako. Tai iš tiesų jo barjero taškas tai yra 3... Ta raidė, ties kurie jisai surinko 3 arba mažiau balų. Tai Karolinos pavyzdyje, tai yra pirma A raidė. Pirma A raidė surinko 3,
Tai reiškia, jeigu tai yra kelionė, nes atkar tai yra kelionė, tai ta pirma raidė, kuri surenka 3 arba mažiausiai balų. Tai Karolinos atveju pirma A raidė surinko 3, vadinasi, jo suvokimas dar yra per mažas, ne? Dar trejetas nėra pakankamas suvokimas, kad žmogus jau pradėtų, kad pas jį atsirastų troškimas. Vat ir pati rašot, kad troškimas vienetas, ne? Vat Linos pavyzdys tas pats. Pirma A raidė, 2 balai. Ok, vadinasi, aš su šituo žmogum dar turiu kalbėti apie tai, iš viso, kodėl tas pokytis yra reikalingas. Kad jisai suprastų, kokios rizikos, jeigu nevyks tas pokytis, kokia ilgalaikė perspektyva, globali perspektyva. Įvairiais kampais pabandyti parodyti žmogui, reiškia, kodėl tai yra svarbu, kodėl dabar svarbu. Na ir čia nuostabiai gali pasitarnauti būtent sudarimas tos erdvės ir atviri klausimai, kad jisai gebėtų suprasti, kodėl man svarbu ir jam atsirastų tas aiškumas, kas iš to, kad aš dalyvausiu šitame dabar pokytyje visame. Tai ar aišku šitoj vietoj? Ne, kaip jūs, ir jeigu, pavyzdžiui, būtų pirmi balai ten, pavyzdys galėtų būti pirmi balai ten 4-4, bet, tarkime, žinios 2, ne? Tai akivaizdu, kad žmogui reikėtų kažkokių tai galbūt mokymų, ne? O mes negalim jo dabar siųsti į mokymus, nes jisai dar nenori, jis dar nesupranta, kodėl to reikia. Tai čia šitą galite taikyti tiek su darbuotojais, tiek su savo šeimos nariais, tiek su kaimynais, bendruomenėm ir visais, kur norite, kad žmonės pradėtų galbūt kažkokiam dalyvauti pokytyje, kažkaip kitaip elgtis, ne? Ir padėti jiems įsisąmoninti šitą pokyčio kelionę per jų asmeninę motivaciją. Ne dėl to, kad jums to reikia, bet per klausimus padėti žmogui atrasti, kodėl jam to reikia. Tai judam toliau. Ir vadovui tenka nemaža užduotis iš tiesų šitoj vietoje ir dėl ko labiausiai tyrimai ir rodo, kad vadovai iš tiesų yra tie, kurie labiausiai ir priešinasi pokyčiams organizacijai, nes jis pats turi pereiti savo, mes tai vadiname kryžių, ne? Jis pats turi pereiti savo atkarą, jis pats turi savo atrasti, kodėl man to reikia, kas man iš to, kas man keisis, ar aš turiu gebėjimus dabar čia visiems vesti viens ant vieno pokalbius ir su visais kalbėtis apie jų kažkokias tai abejonės, baimės ir padėti jiems atrasti tą vidinę motivaciją, prisijungti prie to pokyčio. Galbūt vadovui pačiam reikia kažkokių tai mokymų ir galvodama būtent per coachingo perspektyvą ir jau dirbdama su vadovais per coachingo perspektyvą, tai kas iš tiesų padeda vadovui, tai coachinge mes labai tikim žmogumi. Mes tikim žmogumi, kad jis geba savo viduj atrasti atsakymus ir atrasti tą kelią, kaip nukeliauti į tą žalią gražų rytojų arba nuspręsti, kad jis nenori ten keliauti. Ir mes tiesiog tikim, kad kiekvienu savo žmogum ir kai buvo čia irgi su keliais vadovais kalbamės apie tą pokytį ir jis sako, aš netikiu, kad šitas žmogus pasikeis. Tai jeigu vadovas netiki savo žmogumi, jis negali jam padėti atrasti, sudaryti tos erdvės, tada tam pokyčiui įvykti. Visų pirma, mes turime tikėti savo žmonėmis, kad jie atras viduj tą kažkokį tai jungtuką, nes coachinge mes absoliučiai tikime žmogaus potencialų. Tai kviečiu irgi visada vadovus atrasti savo viduje tą tikėjimą žmogumi. Ir kitas labai svarbus būtent coachingo gebėjimas, tai yra klausytis. Vadovas yra ne tam, kad nuleidinėti ir perdavinėti žinutes, bet klausytis, kas neramina žmogų. Sudaryti tą erdvę atviroms diskusijoms. Papasako, dėl ko tu nuogąstauji, kur tu jauti, kad galbūt trūksta kažkokių tai žinių, kaip aš tau galiu padėti. Tai klausytis žmogaus, užduodant jam atvirus klausimus, tai visa tai yra būtent iš coachingo gebėjimai.
Na ir padėti atpažinti va tuos užstrigimus. Jeigu žmogus tyli, aš jau sakiau, tai nereiškia, kad jis su viskuo sutinka, ne? Ir sudaryti tą erdvę, kad padėti žmogui pačiam įvardinti, kas jį neramina. Ir dar čia galėtume turbūt ir daugiau išvardinti ir coachingo gebėjimų, jeigu eitumėm per coachingo kompetencijas, tai visiškai koreliuoja su atkaro kelionė, bent jau man taip gražiai susijungia, kai pradėjau matyti šitas dvi disciplinas ir būtent tos metodus, kaip jungiasi, kaip palydėti žmogų į tą vat viziją, kad jis pamatytų, kur jis nori nukeliauti, kad jam būtų aišku. Ir labai dažnai, kai kalbuosi su vadoms, aš sakau, mes, kai žmonėm pristatom pokytį, ne, bet organizacija dabar, dažnai tai nusprendžia organizacija dėl kažkokių tai išorinių priežasčių, ten dėl rinkos kažkokių priežasčių, ne, keistis, bet žmonės nenori keistis. Tai pasistengime jiems išaiškinti, kodėl tai yra svarbu, kur mes norim nukeliauti, bet kaip nukeliauti, duokime žmonėms patiems atrasti. Va tas, kaip kiekvienas žmogus turi atrasti savo tempą, savo metodus, pats atrasti būdus, kada jis jau gali išdrįsti pabandyti. Ir vat čia reikia iš tiesų gebėti sudaryti tą erdvę, eksperimentuoti, klysti ir iš klaidų mokytis ir augti. Tai vat tas kryžius, dėl ko norėjau jį parodyti, kad labai dažnai vadovas pats būna dar nepraėjęs savo atkaro. Ir jis tada tikrai negali vesti žmonių giliau ir toliau, jeigu pats nebetiki, jeigu pats nesupranta, nei kas jam keisis, nei kas jo žmonėm keisis, nei pats turi gebėjimų ir žinių, kad padėtų savo žmonėms keliauti toliau. Ir šitoj vietoj dabar jau tas atkaras viename lape ir paskutiniam stulpelį palikau specialiai tuščią, kad mes pagalvotumėm, tai kokius galėtų klausimus vadovas užduoti, ir jau tikrai savo pristatymę nemažai aš čia jų įvardinau, ir kad sudarytų tą erdvę žmogui visgi pačiam savo viduje atrasti atsakymus. Neprimesti, nenurodyti, neįsakyti, nes visgi, kadangi tikslas ir mano, ir turbūt daugumos iš jūsų, kurti organizacijose tą sąmoningą tokią atmosferą, kur nedirektyvus, yra žmonėms nurodymas, kaip dirbti ir ką daryti, bet kur susibūrė žmonės sąmoningi, kur jie patys nori keistis, patys nori augti, tai tada kaip jiems padėti pereiti per tą būtent atkaro kelionę. Tai šitoje vietoje tiesiog norisi jūs ir pakalbinti, galit ir įsijungti ir kameras, ir mikrofonus, ir tiesiog pagalvokime kartu. Tai kokie klausimai gali padėti žmogui įgyti daugiau suvokimo? Jeigu mes esame, matom, kad mūsų žmogaus barjero taškas yra dar mažas suvokimas, tai per kokius klausimus mes galėtumėm jam padėti susivokti, kai jau žinom, kad daug informacijos buvo, kad jau ir emailai organizacijai buvo išsiųsti, galbūt ir pristatytas tas pokytis. Matom, kad žmogus dar yra, neturi to atsakymo, kodėl reikia pokyčio. Tai kas norit pabandyti? Matau, čia tuką rašote, ne? Tai patogiau. Kurioje vietoje jums reikia informacijos? Kokios informacijos daugiau reikia? Puikus klausimas, taip. Kaip aš galiu padėti, ne? Kaip tu supranti, čia jau aš padedu jums, ne? Kaip tu supranti, kas keisis? Papasakok man, kaip tu įsivaizduoji, kas pasikeis, kaip tai atrodys. Ir čia labai yra dažnas coachingo klausimas, kai mes žmogų bandome nukelti į tą ateitį, kaip ten atrodys, jeigu viskas mums pavyktų, jeigu visas tas perėjimas būtų labai labai sėkmingas, kaip ten atrodys viskas, gali papasakoti. Ir mes tada išgirstumėm, kaip žmogus įsivaizduoja, kokios galbūt pas jį iškyla baimės, abejonės,
Koks tai geras klausimas, ane, Aušra, ačiū. Kas iš to, kas yra jau žinoma, yra neaiškiausia tau, ne, arba kur yra dar neaiškumų? Superinis klausimas. Super. Ok. Na, kolegos, norisi tiesiog, kas dar padėtų, galbūt ne tik klausimai, ne? Super, Edita, nu fantastika, nuostabi auditorija, žiūrėkit, Edita, kokį gerą klausimą parašė. Kas keisis tavyje kartu su pokyčiu? Reiškia, mes padedam žmogui arba kas su tavim vyksta, kai tu galvoji apie šitą pokytį. Čia jau tada gali būti ir kas tave neramina, ne? Čia vat suteikti erdvės žmogui pasisakyti apie tas baimės, ko labiausiai vadovai ir vengia. Ne? Va čia atsiranda tas pasipriešinimo valdytojo vaidmuo, kai mes iš tiesų pradedame klausti žmogaus, tai kas tave neramina, kas tau yra neaiškiausia, kas tavyje pasikeis, kas klausimų kelia, vat, ir abejonių, kas tau kelia, ačiū Angela. Kas sukelia daugiausia klausimų ir abejonių, puikus klausimas, Andžela. Kaip tu jautiesi, elementariai apie jausmus, kaip tu žmogau jautiesi, ne? Ir dažnai tenka girdėti, kad, nu mesgi čia organizacijoje ne apie jausmus, ne apie emocijas, bet žmogus, jeigu jam yra neaiškus rytojus, ne? Tai jo viduje kyla baimės, ne? Tai super. Kaip šis pokytis paveiks tavo kasdienį darbą? Tai puikus, čia yra klausimas, kurį būtina aptarti, ne? Kaip tu įsivaizduoji, ne? Vat iš to, ką tu jau girdėjai, kaip atrodys tavo darbas, kas pasikeis, ne? Ir jau čia pereiti toliau, kokių tau įgūdžių reikės ir taip toliau. Ir čia labai gali būti gražus ir gyvas coachingo metodų paremtas pokalbis būtent apie tą žmogų, kaip jis jausis, kaip jis keliaus, ko jam reikia, kokie įgūdžiai, gebėjimai, kas jau dabar iš jo gebėjimų ir įgūdžių galėtų būti pritaikyta. Va, kokiu tempu norėtum judėti į priekį. Super, nu klausykit, tai jau įsivaizduokim, kad žmogus perėjo suvokimo fazę, ne, jau jisai turi supratimą, jau jisai gali mums pasakyti, vat kaip yra čia, ką išgirsite. Aš jau suprantu, kodėl reikia organizacijai šito pokyčio, mano komandai, mano patį. Mes ateinam prie Desire. Tai kaip dabar va tą užnorinimą, ką sako dažniausiai vadovai, tai kaip užnorinti tą žmogų, ne, va tą Desire, kaip va tą jo vidinį apsisprendimą mes galime palaikyti arba sukurti erdvę jam atsirasti. Kokie čia galėtų rastis klausimai? Taip. Oi, kiek jau čia pasipylė, nu va, fantastika, kiek jau čia pasipylė, jau nebespėjau skaityti, ne? Kaip pasikeis tavo darbo kokybė, kokia įtaka tavo vaidmeniai, karjerai, kas padėtų jaustis užtikrintai. Superinis klausimas, ne? Kaip planuojamas pokytis padės tau siekti asmeninių tikslų. Taip, Desire, būtent šitoj vietoj mes jau kalbame apie žmogų, kas man iš to, kad aš dalyvausiu šitam pokytyje, kokia to žmogų, kas jam yra svarbu, ne? Čia mes kalbam apie jo vertybinės galbūt kažkokius tai dalykus, kas tau būtų svarbu, ką tau svarbu išlaikyti iš to, kas yra dabar ir kas tau bus svarbu pasikeitus mūsų kažkokiom tai darbo ten sąlygom, nu priklausomai nuo to, koks tai pokytis, ne? Ką tau svarbu išlaikyti. Tai vat būtent ta vidinė motyvacija arba vertybinis pagrindas, dėl ko žmogus nori jaučiasi dažniausiai, ne, susijęs su ta organizacija, su ta komanda, su tai, kas joje vyksta. Kaip tu norėtum prisidėti prie pokyčio kūrimo? Super, ką tau duoda pokytis, kokią tau matai naudą savo. Labai puikus klausimai, tikrai jau net ir nespėjau skaityti. Tai, okei, žmogus pas mus jau žmogus jau perėjo, sakykime, per Desire fazę, ne, ir būtent čia per tą, kas tau asmeniškai svarbu, ne, kaip tu galėsi taikyti tai, ką tu jau žinai geriausiai, kaip tu galėsi geriausiai atsiskleisti, ne, kiek šiai dienai jautiesi motyvuotas
jau eiti kartu, vykdyti pokytį. Pavyzdžiui, skalėje nuo 1 iki 10, irgi labai puikus iš coachingo skalės metodas, kiek tu šiai dienai jautiesi motyvuotas prisidėti. Ir ko, jeigu žmogus įvardina, pavyzdžiui, ten 6, 5, ne, ko tau trūksta, kad būtų 10, kad tu jaustumėsi, kad tu keliauji kartu su mumis. Ne, tai irgi labai puikus. Kokių resursų trūksta, Aušra vardina, kad galėtum dalyvauti. Ne? Tai mes jau čia pereinam tada su šitais klausimais prie knowledge dalies. Ir mes jau čia užsitęsėm, ne? Tai knowledge dalies turbūt jau yra paprastesnė, nu, tiesiog labai aišku, ne, kokių žinių reikia, kaip aš tau galiu padėti. Ir čia jau daugiausia koncentruojamės į tuos mokymus, ne, ir kad žmogus tikrai norėtų eiti tuos mokymus, kuriuos organizuoja jo įmonė. Ir tada gebėjimų, pereikime jau prie gebėjimų, tarkim, žmogus jau turėjo mokymus, ne, jau jisai supranta, kodėl, jau jisai atranda, kas man iš to, jisai sako, aš jau viskas 10 noriu prisidėti, jau jisai gavo mokymus, kaip čia dabar mes galime jam padėti per galbūt kažkokį kitą mūsų susitikimą, ne, ir tai aš tai nekalbu, kad tai viskas vyksta vienam susitikime. Čia ta vadovo vaidmenų išpildymas atsiranda per reguliarius 1-ant-1 susitikimus, ne, galbūt komandos susitikimą, kuris tai gali taikyti grupinio coachingo metodus, užduodamas va tokius va klausimus, kaip jūs kaip komanda jaučiatės, ko mums dar reikėtų kaip komandai, kad mes kartu galėtumėm jau judėti, ne, vat gavom visi mokymus, ne, tai kokios dabar jūsų vat stipriosios pusės, sako Aušra, geras klausimas, ne, tai vat kiek jūs jau jaučiatės užtikrinti, taikyti šitas žinias, ne, ir ta erdvė, kiek pavyko pritaikyti. Vėlgi galim naudoti skalę. Kiek tau pavyko pritaikyti, ne? Ko reikia, kad dažniau tai taikytum. Arba kaip tai atrodytų, jeigu pradėtum taikyti tai kaip sistemą. Bet tai, ką tu išmokai, jau taptų tavo nauja sistema. Reiškia, padėti žmogui susiformuoti savo galvoje tą įsivaizdavimą, kad okei, jau aš dabar pradėsiu tai taikyti nuolatos. Ne tai, kad tik pabandžiau, nesigavo, arba oi, kaip sunkiai gavosi, ne, bet jeigu tai taptų sistema, kaip tai atrodytų, ko tau tada dar reikia, ne? Kas tau puikiai sekasi, kas tau kelia dar iššūkius, ne? Generuojat klausimus, ačiū Edita. Ir čia mes tada prieinam su šitais klausimais, prie ability irgi dar, jeigu matom, kad žmogus netaiko, tai reikėtų būtinai apie tuos vidinius iššūkius, jau kaip Edita rašot, kokie iššūkiai. Kas tau dar viduj neramina, ne? Kokie vidiniai iššūkiai, barjerai galbūt trukdo taikyti žinias. Tai irgi būtinai to paklausti. Su kuo galėtum bendradarbiauti, kad kas papildytų, ne, va čia suporuoti, atrasti, va čia su komanda gerai kalbėtis, tuos buddy, ne, vieni kitus, kad palaikytų. Ir čia mes prieinam prie reinforcemento, būtent įtvirtinti ir užtikrinti, kad tikrai tai, ką mes išmokome, tai dėl ko mes visi kartu čia daug kartų kalbėjomės, dirbome, kūrėme šitą viziją, mes dabar visą tai jau tai tampa mūsų nauja kasdienybė. Ir elementarūs klausimai, vat, kuo tu galėtum, skaitau dar vieną Angelą parašė, kokią pagalbą gali pasiūlyti kitiems, kad jie taip pat galėtų pasiekti gerų rezultatų, taip kaip ir tu, ne? Čia jau tampa toksai, mes įgalinam vieni kitus, ne? Čia atsiranda mentorystė, tarpusavio toksai bendradarbiavimas. Irgi per bendradarbiavimo klausimai labai geri. Tai ties reinforcementu mes turim turėti tą sistemą, ne? Kad žmogus išlaikytų. Mes turėtumėm padėti jam galbūt įsisąmoninti per jo stiprybės kažkokias, kokios tavo stiprybės ir gebėjimai padėjo sėkmingai įgyvendinti, ne, vat, visą tai. Kuo tu gali pasidžiaugti? Vėlgi, tai galėtų būti ir nebūtinai 1-ant-1, tai galėtų būti komandos visos, ne, va tokia sesija, ne, dėl ko mes galim pasidžiaugti, ką mes turime atšvęsti, ne, kas mums gerai pavyko, kaip mes tai pritaikysime, kad tai taptų mūsų nauja sistema, kokios mūsų pamokos, ne, tai va, tai čia daug klausimų, kaip tai gali prisidėti prie to, kad mes tai tęstumėm, išlaikytumėm ir tai taptų mūsų nauja kasdienybė. Tai taip atrodo, kad pokyčio kelionė, kiekvieno žmogaus kelionė ir ta erdvė,
kur vadovas gali sudaryti būtent per klausymąsi, per klausimus. Ir jeigu norėsite, aš paskiau iš četuko jūsų, aš turiu savo klausimų špargalkę padarius, bet dar jūsų klausimus iš četuko sudėsiu ir tokį vieną lapą, kas norėsit, galėsit tada parašyti savo emailus, galėsiu atsiųsti, nes kai kuriems vadovams kartais reikia tų klausimų, kad suprasti, ko žmogaus paklausti. Ir ypač jeigu dar nėra susipažinę su coachingo įrankiu nuo kaip sistema, kaip tai veikia su visų metodu. Tai štai, taip atrodo tos apsijungusios dvi metodikos ir kaip Darvinas yra pasakęs, ne, kad išliks nestipriausi ir neprotingiausi, o tie, kurie gebės keistis, tie, kurie gebės prisitaikyti prie pokyčio. Ir čia atsiranda tikrai mūsų šios dienos visuomenėje, kur organizacijose pokytis yra norma, vadovo rolė yra labai labai svarbi, padedant žmogui būtent sukurti tą erdvę, išgirsti žmogų ir sudaryti jam galimybę pačiam priimti sprendimą ir keistis, ne, be spaudimo, be įsakymų, be nurodymų, ne, o siekiant žmogui padėti augti kaip profesionalui ir augant kartu ir organizacijai. Tai labai noriu padėkoti, ne, prieš pereinant dar prie jūsų klausimų, tai dalinuosi su jumis koduku, kur galite nusiskanuoti ir kitą savaitę išrinksiu laimėtoją, kažkam padovanosiu arba asmeninę sesiją, arba susitikimą su jūsų vadovais, kad įsivertinti konkretaus pokyčio sveikatą. Mes irgi turim tam tikrą įrankį, kad padėti suprasti, ar pokytis yra sėkmingas ir ar mes įtraukiam, kaip sakant, apgalvojam ir traukiam domėn visus elementus, nuo ko priklauso pokyčio sėkmė. Tai nusiskanuokit koduką, kas norit, užpildykit anketą arba tiesiog galite užpildyti, kad palikti savo emailą, kad atsiųsčiau jums klausimus, jeigu tokių norėsite. Ir laikas jūsų klausimams arba pasidalinimui. Tai ką konkrečiai iš to, ką šiandien išgirdote, galite pritaikyti ir panaudoti jau dabar, arba panaudosite dabar arba rytoj. Tai kviečiu drąsiai įsijungti ir pasidalinti arba į četuką pagalvoti ir parašyti. O mano dalis oficialioji baigėsi, tai dabar laikas jūsų klausimams arba pasidalinimams, tai ką išsinešate iš šios dienos mūsų susitikimo. Taip, tai jau dabar išjungiu skaidrės. Taip, vadovams svarbu išsiaiškinti, ko siekiama ir kur norim nueiti, o pavaldiniams leisti surasti asmeninius būdus kaip. Taip. Gerai, tikrinsitės, kur kiekvieno komandos nario yra barjero taškas, ne buferis. Tai yra barjero taškas, kad mes peraugtumėm tą barjero tašką, ne? Tai va. Ok. Tai jeigu klausimų neturite, tai mes tilpome į valandą 10 minučių, tai ačiū Jums labai. Asmeniškai su savim pasikalbėti ir jo, vadovas jis negali vesti žmonių, jeigu pats netiki ir pats neturi erdvės susivokti tam, kas vyksta, ne, kas man iš to ir kur aš čia keliauju ir jeigu pačio motyvacija yra barjero taškas, tai tikrai komanda tik tai atspindės visą tai per savo elgsenas. Gerai. Įdomu sužinoti apie atkarą, kiekvienas žmogus turi savo pokyčio supratimą ir įgyvendinimo laiką. Ačiū Austėja, smagu vėl matyti, tai smagu matyti ir pažįstamus veidus. Nu tai ką, klausimų neturite, tai mes tada ir baigiam. Ačiū Jums, dėkoju. Ir geros likusios Jums dienos tada.